Vidurio Azijos stepėse gyveno gyvulių augintojų klajoklių gentys – mongolai. Ieškodami naujų ganyklų, jie nuolat kraustėsi iš vienos vietos į kitą. Savo būstus, vadinamus jurtomis, bei visą mantą mongolai perveždavo jaučių traukiamais vežimais. Kiekviena gentis turėjo valdovą – chaną. Dėl ganyklų nuolat tarpusavėje kovojantys mongolai buvo neprilygstami kariai. Jojimo ir šaudymo iš lanko meno berniukai pradėdavo mokytis nuo pat mažumės. Dėl gyvenimo būdo ir meistriško gebėjimo valdyti žirgą radosi net posakis, kad mongolai gimsta ir miršta balne. Galingiausios mongolų genties vadas Temudžinas diplomatiniais gebėjimais ir žiaurumu suvienijo mongolus, įkūrė valstybę. Jis įvedė visiems galiojančius vienodus įstatymus. 1206 metais sušauktame genčių vyresniųjų susirinkime Temudžinas buvo paskelbtas vyriausiųjų chanų Čingi chanu, pasaulio valdovu. Čingis chanas sukūrė gerai organizuotą ir ginkluotą 100-tūkstantinę kariuomenę. Jos pagrindą sudarė raiteliai. Suskirstyti į dešimtines, šimtines, tūkstantines ir 10-tūkstantines kariai privalėjo paklusti griežtai drausmei. Už elgesį mūšyje atsakė visas dalinys. Jei bent vienas karys pabėgo, mirtimi baudė 10, atsitraukus 10 šimtinę. Dažnai priešus mongolai veikdavo apgaulę. Apsimetę, kad traukėsi, priversdavo priešininkus vardyti savo kovinės linijas ir juos sutriuškindavo. Miestams užimti mongolai naudojo iš kinų perimtus talionus – akmens vaidymo, parako įtaisus. Nenugalima, žiaurumu garsėjanti Čingis chano armija, kur tik pasirodžiusi, sėjo baimę. Daugelis priešininkų pasiduodavo be mūšio. Pasipriešinę miestai buvo sulyginami su žeme, gyventojai žudomi, išvaromi į nelaisvę. Per kelis dešimtmečius viską pakeliui šluojančios mongolų ordos užgrobė milžiniškas Azijos teritorijas. Čingis chanas tapo didžiausios žmonijos istorijoje imperijos valdovu. Sumanus valdovas taiką savo valdose grindė pakantumu kitoms religijoms. Atskiroms didžiulės imperijos sritims valdyti ir duoklį rinkti jis skyrė geriausius savo karvedžius. Didysis chanas 1224 metais imperiją padalijo 4 sūnums. Jo palikuonis įvykdė priesaiką užkariauti visą žemę iki frankų. Čingis chano anūkas Batijus užgrobė susiskaldžiusios Rusios valdovų žemes. Jų kunigaikštystės tapo visiškai priklausomos nuo mongolų. Kunigaikščiai privalėjo mokėti duoklę ir valdyti galėjo tik gavę chano sutikimą – jarlyką. Dėl kelis šimtus metų vilkto mongolų jungo Rusija atsiliko nuo kitų Europos valstybių. Užkariavę slavų žemes, mongolai patraukė į Europos gilumą, nusiaubė Lenkiją, Vengriją, Čekiją. Nukariautose teritorijose 1251 metais įkurta valstybė – Aukso Orda. Artimuosiuose rytuose mongolai užėmė Iraną, Siriją. 1258 metais po ilgos apsiausties užgrobė svarbiausią to meto islamo miestą – Bagdadą. Čingis chano vaikaitis Kubilajus galutinai užkariavo Kiniją ir įkūrė naują dinastiją. Jo valdomoje šalyje lankęsis garsusis Europos keliautojas Markas Polas Kubilajų pavadino galingiausiu žmogumi nuo Adomo laikų. Didžiulėje mongolų imperijoje buvo sunku išlaikyti tvirtą valdžią, dėl kurios nuolat virė kovos. Bendraudami su nukariautomis tautomis keitėsi ir mongolai. Užkariavę aukštesnės kultūros šalis, jie asimiliavosi su vietos gyventojais, perėmė jų kalbą, kultūrą, religiją. Silpnėjant mongolų galiai, užkariautos šalys išsivadavo iš jų įtakos. Į istoriją mongolai įėjo kaip žiaurūs ir negailestingi kariai ir žudė šimtus tūkstančių žmonių, sunaikinę klestinčius miestus, daug meno paminklų, tačiau ši invazija davė ir naudos. Mongolų imperija tapo tiltu, per kurį kitų tautų – kinų, indų žinios bei technikos laimėjimai pasiekė Europą. Taigi, su jumis buvau aš, Spagetis. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtuko. Viso!